Šiandieną pas mus tribūnoje, o paprasčiau sakant svečiuose, Kauno rajono Hegelman komandos treneris Andrius Kerala. Sveiki gyvi. Sveiki. Sveiki. Malonu matyti jūs. Ir jūs labai malonu pasakyti. Geros nuotaikos įtariu po praėjusio savaitgalio, čempionas įveiktas. Ir šiaip sezonas kol kas viskas neblogai, ar ne? Na, nuotaika nebloga, aišku. Reikia mėgautis, kol jinai gera, nes visai būna sezono metu, bet, na, aišku, ta pergalė prieš Panevėžį priduoda mums dar daugiau pasitikėjimo ir, na, tikiuosi judame teisingą linkmę. Pats užsiminėt, kad pirmas kartas jums Panevėžį pergalė prieš ne tik čempioną, bet ir Panevėžio klubą, ar ne? Gal šiek tiek ne tas daržas, bet kodėl tas klubas taip nusirito? Turit, suprantu, iš futbolo trenerio patirties gal dar tokiose situacijose nebuvot, kad sugriūtumėt taip stipriai, bet gal kaip žaidėjas buvo tokioje situacijoje, kad buvo aukštumo ir staiga kitas sezonas gali prasidėti taip siaubingai blogai. Na, gal nelabai etiška būtų iš mano pusės kalbėti apie tai, nes mes matom, kaip Lietieri užsimindavo, kad labai daug svarbių žaidėjų paliko komandą, bet jeigu jūs pažiūrėtumėte į Lietuvos komandas, tai kiekvienais metais tie svarbus žaidėjai jie palieka komandas. Na, taip pat ir mes, kiekvienais metais mes lyderius prarandam. Bet tokią kartelę, kokią jie užkėlė praeitais metais, visi turi didelius lūkesčius labai. Ir jie, tie žmonės net nemato jų kažkur tai ten penketuke, jie mato juos trejetuke. Ir kai mes matom, kur jie yra, tai be abejo didesnis dar spaudimas ir treneriui, ir komandai. Bet aš manau, tai komanda yra patyrusi ir tai, kas dabar vyksta, tikrai labai sudėtingas momentas ir kažkam tai ją reikia prikelti tą komandą, o pats kaip žaidėjas, tai taip, be abejo, buvo vienas momentas toksai, dar kai Škotijoje žaidžiau ir, taip, mes nebuvom ta komanda, kuri ten kovoja dėl prizinių vietų, buvome vidutinė komanda, bet buvo metai, kai mes krytom iš lygos ir tai galiu pasakyti tikrai nemaloni patirtis ir reikėjo daug išgyventi tame sezone, bet, kaip žaidėjas man niekad nebuvo taip, kad būčiau iškritęs iš lygos kažkur. Tai mes ištraukėm tą sezoną, buvo tikrai labai sudėtinga, bet, kaip ir sakau, bet kuri patirtis jinai yra patirtis. Ir tas, kas dabar vyksta Panevėžį, turėtų klubas susitvarkyti, aš manau. Tai čia. O koks, minėjo tą sezoną Škotijoje, buvo kažkoks lūžio momentas sezono metu, kažkas pasikeitė, nežinau, aišku, nepamenu tiksliai, bet ar trenerio pokytis ar kažkas? Pasikeitė treneris išvažiavo, paliko klubą, nes klubas susidūrė su finansiniais sunkumais, išėjo keli pagrindiniai žaidėjai. Atėjo vienas treneris ir likus, man atrodo, ten 3 ar 4 turam, kai jau situacija buvo tokia beviltiška, jau mes paskutinė vietai 3 taškai nuo prieš paskutinės vietos ir tą trenerį dar nuėmė. Ir ten buvo tokia labai, sunki situacija ir dar dabar atsimenu, kad kai mes užsitikrinom per stebuklą, likus vienam turui iki sezono pabaigos per stebuklą įsitikrinom, kad neiškrisim iš lygos, tai buvo toks jausmas, atrodo, kad laimėjom čempionatą. Ir, tikrai taip džiaugiasi visi, tai gali pamatyti tik tai, kai komandos laimi čempionatus, o ne lieka lygoje. Tai, kaip ir sakau, tokia įdomi patirtis, gerai, kad viskas baigėsi gerai. O šiaip aš įsivaizduoju, kad iš jūsų perspektyvos tą trečiadienio rytą atsikėlus, pamatėt, kad Žino Lietieri atsisveikino su Panevėžiu, jums tikriausiai tai neturėjo būti labai gera žinia, nes ruoštis prieš komandą, kuri ką tik yra supurtyta, kai ateina Gleveckas, aišku, buvo jisai ten, bet ateina vis tiek kažkoks naujas vėjas į tą komandą, yra sudėtinga iš varžovų pusės, tos pirmos rungtynės prieš komandą, iš kurios iš esmės nežinai, ko tikėtis. Šiaip visą laiką kažkaip taip man gaila, ne tai, kad gaila, kai išgirsi tokias naujienas, kad pats kaip treneris esi visą laiką pagalvoju, jei tau taip atsitiktų, nemaloni naujiena ir
kažkaip aš tikėjausi, kad jį paliks, bent jau iki Čempionų lygos, nes žmogus tikrai padarė tokį darbą, kur niekas nesitikėjo praeitais metais. Ir turbūt vienas iš jo norų pasirašant kontraktą Panevėžį prieš turbūt buvo europinis futbolas, nes tu gali dirbti ten bet kurioje lygoje kitur, bet niekad nesužaisti toje Europoje. Ir turbūt tai ta galimybė, kad sužaisti Europos lygoje ar Čempionų lygoje, ta treneriai ir pritraukė Panevėžys. Ir kai taip atsitiko, tokio ankstyvoje sezono fazėje, visą laiką pagalvoja, gal dar galėjo žmogui duoti tą šansą kažkaip tai. Bet turbūt, nežinau, mes nežinom, kas vyko komandos viduje ir vadovai, jeigu priėmė tokį sprendimą, reiškia, kažkas tai buvo blogai. Aš kažkaip galvojau, kad jisai išvairuos tą situaciją, nes tai tikrai ne vaikų komanda, tai patyrė žaidėjai ir manau, kad tie žaidėjai irgi jaučia atsakomybę, kas atsitiko. Nes pasiruošimas nebuvo tikrai jų blogas, negali sakyti, jie gana gerai žaidė ir nesimatė jokių kažkokių tai, tokių požymių, kad jie gali atsidurti tokioje situacijoje. Kalbant apie jūs patį, prieš sezoną buvo daug kalbų apie tą galimą persikėlimą į kitą Kauno komandą, galiausiai likot Hegelmanuose. Galit papasakot, kaip vyko ta situacija, galbūt ne su visom detalėm, bet bent jau kiek buvo realus tas persikėlimas? Ant kiek jisai galėjo būti realus, jeigu aš turėjau dar 2 metus kontraktą. Yra išpirka, bet niekas Lietuvoje už tave nemokės. Nėra. Išpirka nėra didelė, bet kaip bebūtų, niekas nemoka tų išpirkų. Ir taip gal tas susidomėjimas ir buvo, gal ten buvo vienas kitas pokalbis, bet kažkaip net nesinori grįžti į tai, kai tokie dalykai vyksta, tai turi būti apsisprendimas. Apsisprendimas klubo, kuris tavęs nori ir pats turi norėti. Tai nebuvo mano intencija, tai buvo kito klubo intencija, bet nebuvo konkretumo, paprasčiausiai mačiau, kad nei aš noriu atvirauti, nei jie ten kažką tai nori atvirauti ir paprasčiausiai viskas užgeso ankstyvoj fazėje. Tai nebuvo kažkokių tai kalbų, kažkokius, sakau, persikalbėjom trumpai ir viskas tai baigėsi, tai nežinau, taip ir baigėsi. Užsiminėt šiek tiek, kad ta lietuviška futbolo nūdiena tokia, kad tų lyderių netenkat ir jūs labai dažnai netenkat savo lyderių, jūs ypač dažnai, nes randat tokių neblogų perliukų. Kaip vyksta ta komandos komplektacija, kiek jūs pats pridedat rankos ir akies ir... Nes ir šiemet, Bošniakas, toks atrodo, žiauriai geras žaidėjas, iš kur jūs jį ištraukėt ir kaip jis atsirado? Žinot, šitoj situacijoje aš ką galiu pasakyti, mes esame mažas klubas, bet labai svarbi klubo struktūra. Taip, tai aš pasakysiu, kad Lietuvoje aš nežinau, kiek klubų turi sporto direktorių. Mes turim sporto direktorių, Giedrius Klevinskas dirba tą darbą ir aš manau, jis dirba labai gerai. Ir jeigu ne jis, daug šitų žaidėjų nebūtų čia atėję. Taip, mes visą laiką kartu renkam, analizuojam, žiūrim, sprendžiam ar imti ar neimti, niekas daugiau nesikiša, mes dviese tai darome. Ir, sakau, visi komplimentai jam, nes jisai tikrai atlieka labai didelį darbą. Į sezono metu irgi yra tam tikri žaidėjai, kuriuos jisai seka, kuriuos jisai žiūri ir atsirandant galimybė, mes bandome tos žaidėjus paimti. Ir, galiu pasakyti, kad taip, mes gal pagal biudžetą esam kažkur tai vidutinė komanda ir kartais reikia rasti tokį žaidėją, kuris yra daug geresnis, bet gali atvažiuoti už mažiau. Kažko tai turim sugundyti. O kuo sugundyti galim, tai savo žaidimų kažkokių, tai kažkur tai būti konkurencingi lygui, žaisti kažkokį gerą futbolą tam, kad žaidėjas matytų kažkokias perspektyvas atvažiavęs, jisai galėtų pasidaryti kažkokią tam tikrą sezoną neblogą, kad galėtų išvažiuoti. Vienas iš pavyzdžių buvo, aš manau, Dangubičius tikrai. Kokį jisai sezoną turėjo, tai sakau, aš likau labai nustebęs, kai jisai nepasirašė niekur. Bet čia jo problemos, nežinau, jo lūkesčiai kažkokie, tai ką jisai norėjo, jisai gal negavo to, ko norėjo ir kai jisai pasirašė už Kauno Žalgirį, aš mintyse ir visiems pasakiau, jeigu jisai muš bent jau pusę įvarčių, kiek jisai įmušė pas mus, jis turės gerą sezoną. Tikrai. Bet matom. Nežinau, čia reikia, aišku, ir treneriui pajausti žaidėją, ką jisai gali. Aš manau, jam labai pavyko, man labai irgi pavyko tai rasti.
toj komandai, ką jisai gali ir kokią naudą jisai gali duoti. Jisai yra geras žaidėjas, tikrai, be jokių abejonių. Leist mušti iš 25-30 metrų, ar ne, maždaug? Ne. Nes tokių įvarčių jis primušė pas jūs, kad buvo gražu žiūrėti. Geras žaidėjas. Mes jau jį norėjom anksčiau paimti. Tai mes jau jį norėjom paimti dar tame sezone, kai antras sezonas berods buvo prieš taurės finalą. Čia buvo kažkur rugpjūčio mėnuo, mes jį norėjom paimti, jau buvom arti susitarimo irgi ir jisai kažkaip nelauktai gavo traumą. Ten treniravosi su kažkokia komanda, nes neturėjo kontrakto, treniravosi, išsisuko čiurną, ir nesigavo jo paimti. Mes jau norėjom, mes jau jį stebėjom, anksčiau jau matėm ir žinojom, kad tas žaidėjas tikrai būtų mūsų stiprinės. Jau analizavom ir su Giedrium ir matėm nemažai jo rungtynių, mačiau, kad žaidėjas tikrai labai komfortabiliai jaučiasi tarp tų linijų, geras žaidėjas, jis žaidės irgi tokiuose lygose, kad manau, kad būtų atvažiavęs čia ir būtų mums padėjęs. Atvažiavo kitais metais ir manau, turėjo gerą sezoną. Andriau, ta Hegelmanų ir jūsų paties, gal labiau reikėtų sakyti, futbolo filosofija ir tas žaidimo braižas yra ganėtinai aiškiai matomas aikštėje, jūs vis tiek išsiskiriat kažkiek tuo savo futbolu, tuo ir kamulio įžaidimu, ir atakų konstravimu, ir nebijojimu žaisti su kamuliu. Kaip jūs pats savo tuos, nežinau, pagrindinių žaidimo principus, kuriuos, atvyksta naujas žaidėjas ir jūs norit jam paaiškinti, ką čia reikia žaisti, kaip jūs jam perduodat visą tai? Be abejo, tai yra treniruotės visų pirma, kur tu treniruoji principus, aš daug dėmesio skiriu tai ir iš tikrųjų nemažai dabar irgi ir rašo ir tie geri treneriai kalba, kad žaidėjai yra apkraunami per daug informacijos, per daug yra apkraunama, jų smegenys yra apkraut. Atakuojantis futbolas, yra mano tokia filosofija. Aš treniruoju principus, o rungtynių metu jie turi tos principus įvykdyti. Ir aš nesu pririšęs tų puolėjų atakuojančių žaidėjų prie tam tikros pozicijos. Jie gali rotuotis, aš kaip jiems sakau, darykit chaosą. Darykit chaosą, jūs turite visą laisvę tam, kad, įmušti įvartį. Čia jūsų kreatyvumas. Aš galiu pasakyti, ten nurodyti kažkokias silpnasias vietas varžovo. Taip, gynyba yra svarbu, ten reikia daugiau kreipti dėmesio, bet atakuojant, čia jau jų individualus meistriškumas, jeigu mes turim, ar galim turėti tokį žaidėją, kuris individualiai gali kažkur tai ir apžaisti, tai yra labai svarbu, ar žaidėjus, kurie geri vienas prieš vieną, ar baudos aikštelį, tai irgi duoda daug privalumų, bet sakau, atakuojantis futbolas, nors ir pats buvau gynėjas, man atakuojantis futbolas visą laiką buvo prie širdies ir aš kaip gynėjas irgi žinau, prieš kokius žaidėjus yra, sunkiausia žaisti ir, analizuojant varžovus, aš matau, kaip gynėjai žaidžia ir ką mes galime sukurti, kaip mes galim juos, pažeisti jų gynybą. Bet tai yra daugiau per kreatyvumą individualiai. Bet lengviau žaisti atsitraukus, kaip matom, didžioji dalis šio sezono Lietuvos futbolo, mūsų top sporto lygoje dauguma komandų mėgsta atsitraukti ir kontratakose bandyti nubausti varžovus. Jūs, aišku, Vilniaus Žalgiris iš savo galios pozicijos, Kauno Žalgiris dar bando žaisti gal tuo pirmu numeriu. Sunkiau būti tą baltą varną, ar ne? Sunkiau pralaužti varžovų gynybų liniją ir žaisti su to kamuliu, negu šiek tiek atsitraukti ir bandyti kontratakui pažaisti, kur tų erdvių daugiau. Žinot, aš niekad ir iš žaidėjų nereikalavau, kad mes dominuotume su kamuliu, kad būtume ta komanda, kuri daug kontroliuoja kamuolį. Yra momentai, kai tave priverčia gintis irgi. Tai mes taip pat ginamės. Negaliu sakyti, kad mes esam ta komanda, kuri paima tą kamuolį ir ten 70% kontroliuoja. Nėra taip. Mes nesam tokia komanda. Mes, sakau, aš nereikalauju to iš žaidėjų. Tas kamuolio laikymas dėl kamuolio laikymo manęs nedomina. Turi būti progresija, turi būti kažkokia atakos užbaigimas, bet taip, yra momentų, sakau, kai ir patys atsitraukiam, yra momentų, kai ir tu varžovo priverti. Čia dažniausiai būna, kad tave priverčia tai daryti. Ar tave gintis, ar tu priverti varžovo gintis. Tai be abejo, aš negaliu sakyti, kad yra lengviau žaisti prieš tas geresnės mūsų komandas, nes jie irgi atakoja.
gal šiek tiek kartais, nes tų žaidėjų ir jie žaidėjai erdvės didesnės, mes irgi turim greitų žaidėjų, mes galim kažkur tai išbėgti į tranziciją, bet aš kaip žaidėjom visą laiką sakau, mes turim prisitaikyti, nes aš ką pastebėjau, būtent šitam sezone, kad komandos dar geriau analizuoja vienas kitą. Ir yra daug kelinių, tokių pirmų kelinių, kad tu gali ruoštis tam varžovui, tu žinai, kaip jisai žaidžia, bet jisai irgi ruošiasi. Ir daug sunkumų būna. Tikrai daug sunkumų būna, nes jie pasiruošia gerai, jie adaptuojasi prie to, kaip tu žaidi. Ir kas gerai, gana neblogai pavyksta, bet per kėlinio pertrauką pakeisti tą žaidimą. Pakeisti kažką tai įnešti, kažko tai tokio, ko varžovas nelaukia, kad pakreipti rungtynių kryptį į kitą pusę. Tai, manau, gana neblogai tai pavyksta. Tai sakau, tokių daug įdomių momentų būna ir matau, tie treneriai tobulėja, turime jaunų, įdomių trenerių, kurie irgi rodo šiais metais daug gerų rezultatų, gerą žaidimą irgi, tai ta lyga tokia jinai gana vienoda. Ir tas atotrukis taškų, taip gal ten nuo Žalgirio visos kitos komandos yra atsilikusios, bet ten antra vieta ir ten 6, 7, tai ten laimėk 2-3 rungtynės ir tu ten jau visi. Šiaip labai gerai iliustruoja skaičiai, ką jūs kalbat, nes, kaip sakot, nesat daugiausiai kamuolį kontroliuojanti komanda, tai berods, jeigu gerai pamenu, 4 esat pagal kamuolio kontrolę lygoje ir 3, bet smūgių atlieka daugiausiai, po 15 vidutiniškai per rungtynes, antras yra Žalgiris su 14, o tarkim Džiugas, kuris lenkia jūs vis dar šiuo metu, atlieka po 10,9 smūgio per rungtynes, tai matom, kad čia irgi galiausiai, kai jau dabar yra sužaista ten 13, 14, dabar bus 15 rungtynių, kažkiek išsiryškina ir tuose skaičiuose vis tiek tos komandų žaidimo principai. Dar pagal ką jūs esat lyderiai ir kas man įdomu yra, kad jūs esat pati drausmingiausia lygos komanda, 24 geltonos kortelės palyginimui, pirmoje vietoje esantis Panevėžys su Transinvestu po 37 jau yra gavę. Tai ar čia jūsų kažkoks indėlis į tą drausmę yra, ar čia tiesiog taip gaunas, kad žaidėjai tų kortelių nesusirenka? Ar labai supykot pamato Vareikos ir tada visi kiti bijo dabar gal iš pradžių aš atsakysiu į tą pirmą klausimą. Aš tikrai esu labai nustebęs, nes sezono pradžioj mes rinkom taip kortelės, kad atrodė, nežinau, atsimenu, čia vieni metai buvo, net vienam podcaste kalbėjo, kad mums Hegelmanam nieks nerodo kortelių kažkodėl, tai man irgi buvo keista. Tai dabar grįžtam prie tų geltonų kortelių, tai sezono pradžioje mes tikrai jų rinkom daug. Ir dabar tik tai paskutiniu metu aš pastebėjau, kad jų atsirado mažiau, net mes jau turėjom su Žalgiriu vieną žaidėją, kuris praleido. Turim dar kelis žaidėjus, kurie dega, ten po 3 kortelės turim, kurie gavo ir raudonas kortelės, tai negali sakyti, kad mes jų negavom. O kas liečia Vareikos raudoną kortelę, tai be abejo aš labai supykau. Nes jisai turėjo labai gerą sezono pradžią, gerą pasiruošimą turėjo, jisai buvo vienas iš tų žaidėjų, kurio aš tikrai daug stačiau. Ir statau dabar. Ir, kaip žinot, tas pirmas ratas tikrai buvo pas mus neblogas, ypač rungtyniaujant su tom komandom, tom topiniam komandom, kurios praeitais metais buvo top 4. Tai mes su tom komandom surinkom 10 taškų ir laukia kitos komandos, kur tu tikrai tikėsi. Tikėsi tikrai labiau, tikėsi surinkti kažkokių tai taškų nei prieš tas komandas. Ir ten mes surinkom 5 taškus. Ir kodėl, dėl to aš ir labai buvau piktas, nes sakau, matai, čia tavo buvo galimybė šituose rungtynėse, mums tokie žaidėjai labai reikalingi, kai kartais susiduri ten su komandom, kurios tikrai atsitraukia labai žemai, reikia kažkokio kreatyvumo, kažkur tai apžaisti. Čia turėjo būti tavo žaidimas. Čia aš iš tavęs labai daug tikėčiausi. Ir jo nebuvo. Aš negaliu sakyti, kad ten dėl to ar taip ar anai, bet jisai irgi buvo vienas iš tų tokių variantų, kur galėjo mums priduoti kažkiek tai daugiau. Jaučiasi tas Mato maksimalizmas atvykus į Žalgirio, žinom, ir tas išsiskyrimas, ir jo ten tos visos žinutės socialiniuose tinkluose, ir įvarčio pašventimai. Kiek reikia dirbti su Mato charakteriu ir kiek jūsų nuomonė toli gali šitas žaidėjas eiti? Tai labai svarbu. Mes pasišnekam ir pirmą, ką aš mačiau, dar prieš pasirašant, mes kalbėjom, tai kad jisai labai motyvuotas ir tai labai matėsi nuo pat sezono pasiruošimo. Tikrai gerą labai pasiruošimą turėjo ir primušė ten tų įvarčių ir žaidė gerai ir sakau, sezono pradžia buvo gera iš jo pusės. Bet,
turi būti šiek tiek kuklesnis, aš manau. Tu turi būti šiek tiek kuklesnis, nes, žinot, tos visokios istorijos ten socialiniuose tinkluose, kol gerai, tol gerai. Kai tik kažkas atsitiks, tave dauž taip žemyn, kad, to nereikia. Vis tiek esi jaunas, vis tiek kažkur kažką paskaitysi, kažkur susinervuosi. Kam to reikia? Kam to reikia? Geriau koncentruotis reikia į futbolą, daryti tai tyliai, daryti gerai, kad tave matytų. Vis tiek žmonės pamatys, nereikia čia kažkur afišuotis. Edgaras Jankauskas pamatė irgi iškvietęs į rinktinę. Šiaip beje, Matas Vareika turėjo problemų su sveikata, pastaraisiais metais turėjo problemų su traumom. Dabar atrodo, kad pavyksta išvengti. Buvo ten kažkas nedidelio ar ne sezono metu, bet kaip jums irgi dar vienas iššūkis, kaip jį išlaikyti ant kojų? Žinant tai, dar mes prieš pat sezoną su juo kalbėjomės ir aš irgi šiais metais, ne šiais metais, šiaip visą laiką labai prašau žaidėjų atvirumo, kad jie būtų atviri su manim, kad jie, jeigu kažkas tai yra, kad man sakytų, kad sakytų daktarui, kad nebūtų taip, kad ten bijotų žaidėjas prarasti vietą ar dar, nes jeigu tu gausi traumą, tu tikrai praleisi daug daugiau ir komandai bus blogiau, tai tas susitarimas yra, kad, jeigu kažkas tai yra, jisai turi sakyti, aš kartais galiu jį nuimti nuo treniruotės paprasčiausiai, ką aš stengiuosi daryti, tai irgi ne tik komandinė periodizacija yra, bet yra ir individuali periodizacija, aš matau, kaip žaidėjai, kiek atsiduoda per rungtynės, kiek jie prisibėgioja, kiek jie prisprintuoja, tokie žaidėjai, jų atsistatymas irgi yra ilgesnis, tai vieną ekstra dieną laisvą duoti ar padaryti šiek tiek mažiau negu kiti, tikrai nieko blogiau neatsitiks žaidėjai. Aš tikrai nespausiu žaidėjai, man svarbiausia, kad aš turėčiau pagrindinę sudėtį šeštadienį, kad aš turėčiau rinktis iš visų geriausių žaidėjų, tai yra svarbiausias mano tikslas. Ir, daug dievė, kol kas tai neblogai sekasi. Mes kaip ir stebim to žaidėjus, analizuojam ir, periodizuojam, kažkur tai kažkam tai daugiau, kažkur tai mažiau, bet aš turiu pagrindinę sudėtį, iš kurios galiu rinkti. Šita rotacija pas jūs šį sezoną nėra pati didžiausia, ar ne? Ir kiekvienas tas žaidėjas yra labai svarbus. Ir prieš sezoną buvo tokių kalbų, kad labai smarkiai trauksis biudžetas jūsų klubo. Galiausiai matom, kad tą sudėtį pavyko surinkti ir pavyko surinkti visai neblogą. Kiek irgi to nusivylimo jautėt klubo viduj po praėjusio sezono, kiek galbūt ta ambicija buvo prislopusi kažkuriuo tai metu, kai tos kalbos visos prasidėjo? Žinot, aš nemeluosiu, aš kiekvienais metais po kiekvieno sezono jaučiu tai. Būtent tai. Kad, sezonas baigėsi, ten kažkur tai gal nepasisekė, visą laiką ten būna taip labai arti tos prizinės vietos ir aš žinau, kad baigėsi sutartis, aš žinau, kad tie žaidėjai, kurie tikrai turėjo neblogą sezoną, tikrai norės išvažiuoti už geresnius pinigus kažkur tai kitur, visą laiką mane apima tokia apatija, aš pastoviu atostogos, kokias 2-3 savaitės, vaikštau toks, kad, ir vėl viską iš naujo. Dabar kažkaip, aš jau apsipratau prie to ir žinau, kad ir šitas sezonas baigsis, aš žinau, kad ten, jų daugiau nei pusė nebus. Aš manau, kad jų nebus. Ir vėl reikės kažką tai daryti, tokia realybė yra Lietuvos futbolo. Bet aš ką noriu pasakyti, jeigu norit siekti rezultatą, tu turi būti kažkiek tai stabilesnis. Būtent tame. Mes neturim tokių galimybių, neturim kol kas, mes galim pasiūlyti metam ten sutartį, gal ten jaunesniam žaidėjui, jeigu jisai pigesnis, ten gali pasiūlyti daugiau, bet jeigu pavyktų išlaikyti bent jau 80%, 70% komandos, tų lyderių, ir pasipildyti, aš manau, tikrai mes galėtume būti ta komanda, kuri galėtų kovoti dėl aukščiausių vietų, bet taip neatsitinka. Taip neatsitinka ir sunku, kaip treneris tu visą laiką ambicingas, tu nori kažko tai daugiau, jeigu matai, kad dar sekasi, matosi, kad ta komanda jinai vis tiek padaroma tokia, kad gali jinai konkuruoti. Ir taip ir dabar yra, mes esame labai konkurencingi, aš manau, tikrai. Reikia tik tai stabilumą rastas, tas stabilumas jisai neateina taip iš karto, reikia kokių 5-6 mėnesių, kad tą komandą padaryti, kad jinai pradėtų funkcionuoti, rinkti taškus ir būti stabili. Taip, kiekvienais metais tai buvo. Ir praeitais metais buvo taip. Būtent kažkur tai mes pradėjom apie birželio vidurį, nuo birželio vidurio mes pradėjom kilti į viršų, pradėjom laiminėti rungtynės, pradėjom rinkti taškus ir aš manau tai, ką mes padarėm praeitais metais, tik tai dėka to, kad mes daug laiminėjom, mes nežaidėm lygiom. Tie taškai, mes gale sezono jau buvom vienodai su trečia vieta kažkur tai su Šiauliais. Tik tai dėl to. Vienas seivas ten paskutinės. Visą laiką užtrunka tai.
visą laiką ir aš matau tai jau 3 metai ir taip. Jo, bet kalbant apie tai, šį sezoną pradėjot gerokai geriau negu dažniausiai pradėdavot. To stabilumo atrodo buvo iškart nuo pat sezono starto. Šis startas vienas geriausių jums, tai žinant tai, kad jūs linkęs ir jūsų komanda linkusi augti sezono metu, tai atrodo, kad ir pabaiga tokia nebloga nusimato. Na, žinot, irgi yra žaidėjai, yra svarbus žaidėjai, yra aikštės vidurėje labai svarbus žaidėjai. Praeitais metais aš neturėjau tokio tipinio numerio 6. Tai aš bandžiau ten išnaudoti Giedrių Matulevičių, bet jisai nėra tos pozicijos žaidėjas. Ir tai, ką jisai daro dabar Vilniaus Žalgiry, grinai čia jo pozicija ten, kur jisai žaidžia. Jisai toks 8-tukas, kuris mėgsta kilti aukščiau kažkur, tai dalyvauti atakose. O man reikėjo rasti tą žaidėją, kuris daugiau būtų balansė. Pas mus buvo labai didelės problemos. Mes atakuojantį komandą praeitais metais būdavom. Mes muždavom daug, tikrai daug. Ir būdavo tokie kontrastai. Mes įmušam 4, kitose rungtynėse mes gaunam. Vėl po to kitos rungtynės ten 5 įmuši, vėl ateina kitos rungtynės ten 0-1 gaunam. Kažkur tai neišlaikom to balanso. Labai man pati svarbiausia pozicija yra vidurio saugų pozicija, kurie, jeigu nori žaisti atakuojantį futbolą, agresyvų futbolą, jisai turi sugebėti likti balansę, visą laiką būti ten, kuris bus tas pirmas žaidėjas, kuris pristabdys varžovų kontrataką ar ataką. Jeigu tokio žaidėjo neturi, ar jie išėję iš savo pozicijų, lauk tokių bėdų, nes gynėjams visą laiką yra sudėtinga, jeigu jie lieka ten prieš greitus puolėjus, atsidaro erdvės, jie kažkur bėga visą laiką, tokie momentai atsiranda, kur sudėtinga gintis. Tai šiais metais aš manau, kad aš turiu 2 tokius žaidėjus, kurie yra daugiau gynybinio plano, nors jie sugeba ir atakuoti, ir įmušti įvarčio, ir Antanavičius, ir Denis Bosniekas. Jie vienas kitą supranta, mes dirbam daug ties tuo klausimu, kad neišbėginėt abiem, nes vienas visą laiką lieka. Tai irgi, sakyčiau, priduoda kažkokio tai tokio ramumo ir gynybai, ir šiek tiek solidnesnio žaidimo besiginant. O kalbant apie tą solidų sezono startą, matom, kokia yra situacija, matom, kad ir tie pagrindiniai konkurentai kol kas ganėtinai buksuoja, sakykim taip. Yra kalbų apie dar galima kažkokius ėjimus vasarą, pasipildymus ir bandymus taip užsicementuoti labiau toje turnyro lentelės viršūnėje. Tikrai tokios informacijos nevaldau, nežinau ir abejoju, nežinau. Mes turime žaidėjų, aš iš tikrųjų negaliu skustis, mes visą laiką turime 20 žaidėjų treniruotėse, 20 plus 3 vartininkai, tai aš turiu pilną sudėtį ir aš džiaugiuosi, taip, yra nemažai jaunų žaidėjų, kurie gauna galimybę treniruotę su pirma komanda, žaidžia su antra, bet aš matau, kad ten tikrai yra žaidėjų vertų irgi debiutuoti ir sužaisti A lygoj. Paprasčiausiai ieškau to momento, nes tų momentų šiais metais nėra tokių rezultatų, kad aš galėčiau kažkur tai labiau pasitikėti jaunimu įleisti. Labai tokie rezultatai, ar ten 1-0 vedi, ar ten 2-1, ar ten lygiosios būna, reikia pakreipti rungtynių, baigti. Vis tiek tu nori įleisti tokį žaidėją, kuris gali tau padėti, ar pakeisti rungtynių eigą, ar jeigu yra geras rezultatas, visą laiką, aišku, yra paprasčiau įleisti, kad kažkur tai tas žaidėjas pasirodytų. Aš ieškau tų momentų, jeigu jie atsiras, aš manau, kad gaus daugiau pasitikėjimo ir gynybos. Vienas iš tų keitimų buvo vartininko keitimas, mes čia reitingavom vartininkus, tai įdomu jūsų paaiškinimas tos situacijos, gal kodėl atliko tokį sprendimą ir dabar atrodo genialus, 3 rungtynės, 0 praleistų įvarčių. Vincentas šiek tiek turi problemų su sveikata, tai nebuvo taip, kad aš nuėmiau Šarkauską ir pastačiau Bražinską dėl blogo žaidimo. Šarkauskas buvo pirmas vartininkas ir viskas ten buvo aišku. Taip, gal ir buvo tų klaidelių, bet buvo pasitikėjimas ir visą laiką mes bendravom ir aš Bražinskui irgi sakiau, tas šansas bus tikrai, aš tau tikrai jį suteiksiu, tu turi tik tai stengtis treniruotėse ir būt pasiruošęs, kai ateis tas šansas, stovėti taip, kad nekiltų abejonių. Taip.
Bet iš esmės turi du labai neblogus vartininkus, ar ne, kur iš esmės jeigu yra reikalas Bražinską pastačius, nėra to, kad smunka, nežinau, pasitikėjimas vartininko grandim, kaip dažnai būna komandose, kur turi vieną gerą vartininką, bet jeigu jis iškrenta, tada daug kalbų yra, kad va atsivėrė skylė. Pas jūs viskas atrodo labai neblogai iš to vietų. Jie labai vienodi ir abu profesionalai, abu gerai dirba treniruotėse, aš neturiu problemų su tuo ir, sakau, Bražinską aš pastebėjau kažkaip tai praeitais metais ir būtent tuose rungtynėse, kai Kauno Žalgiris žaidė su Žalgiriu, na tikrai labai gerai sužaidė Žalgiris, Kauno Žalgiris tada laimėjo, pastebėjau, kaip gerai jisai kojom žaidžia, koks jisai buvo užtikrintas ir, sakau, kai ta galimybė atsirado jį pasiimti, plus lietuvis vartininkas, kur tikrai labai svarbu ir mes net nebejojom, nedvėjojom. Norėjom jo, jisai irgi sutiko, tai turim du lygiaverčius vartininkus ir jie abudu konkuruoja vienas. Dar ką mes čia šiandieną aptarėm, tai apie varą kalbėjom, ar ne, ir tas varas įsibėgėja Lietuvoje, bet nežinau, man kažkiek atrodo, kad turim tokį varą iš AliExpress, kai tos toros linijos yra nubrėžinėjamos ir ten nelabai kas matos ir tuos centimetrus sugaudyti, jum kaip iš trenerio perspektyvos varas yra gerai ar ne? Arba kartais dar, atsiprašau, kad dar kartais atrodo, kad norim parodyti, kad turim tą varą ir kartais tokius sprendimų nagrinėjom tai, kad kas nebūtina kartais, ką nebūtina nagrinėti. Žinot, šiandien važiavau pas jūs į podcastą ir kažkaip pagalvojau apie, ar bus klausimas apie varą. Nežinau kodėl, nes mačiau aš tą situaciją irgi, Kauno Žalgiris su Vilniaus Žalgiriu, tą liniją mačiau, tą nuošalę mačiau irgi. Ir aš tai pagalvojau, kai dabar vyksta tos kalbos, ten, ar atsisakyti tą varą ten Europoje. Taip. Aš tai irgi sakau, kam jis reikalingas Lietuvoje tas varas? Tai jeigu mes negalim aprūpinti visų rungtynių, taip, mes turime mokintis, aš suprantu. Tai tegul mokinasi ant tų žemesnių lygų, aš manau taip. Nes dabar yra tikrai neteisybė, didelė neteisybė, kai tu dvi rungtynės tik tai per ratą žaidži su varu, o kitos komandos ne. Kam to reikia? Nežinau, ir tų tokių abejotinų sprendimų irgi yra pilna. Net tas rungtynės, kai mes žaidėm su Vilniaus Žalgiriu, kai laimėjom 3-1, kai parodė nuošalį, iš kurios pusės parodė nuošalį. Aš už galvos susiėmęs buvau. Kaip galima, iš tos pusės rodė. Kaip galima, aš nežinau, taip mes mokinamės, aš suprantu, bet, nežinau, net ir tą nuošalę dabar, Vilniaus Žalgiris, Kauno Žalgiris, žiūriu, aš nežinau, man kažkas panašaus buvo irgi praeitais metais, mes su Kauno Žalgiriu žaidėm, kai įmušėm įvartį, irgi ten man parodė po rungtynių, irgi ten, milimetrai ten irgi, kaip ten pastebėti, ten nuošalę ar nenuošalę. Jo, man dar tas, nežinau, mes kalbam Premier lygą su 40 kamerų, ne viską visada pamato. Taip. Mes turim kiek 8 kameras, ar ne, tose centrinėse, pavyzdžiui, rungtynėse ar kažkas tokio. Tai kai mes pradedam tada žiūrėti ir dar tą liniją užbrėžiam per pusę bato ir tada tą centimetrą suranda man šitas, man, sakau, aš manau, kad tai tikrai irgi yra sudėtinga, labai sudėtinga, reikia daug patirties, mes matome, kas darosi ir Premier lygoje, kiek yra nepasitenkinimo, Čempionų lygos pusfinalį, matom, ir mes čia norim su kažkokiais minimaliais resursais atlikti gerą darbą, irgi bus tų problemų. Tai net nežinau, aš žinau, tos žmogiškos klaidos jas visą laiką yra, bet tai, kai jos atsiranda grinai be varo, tai žinai, kad tai yra žmogiška klaida, bet kai atsiranda su varo, tai labai daug abejonių yra. Premier lyga dabar diskutuos irgi, vyks balsavimas, nes Wolverhamptonas pasiūlė atsisakyti varo, beje, tai yra komanda, kuri per pastaruosius metus ten daugiausiai nukentėjusi yra nuo varo, tai čia gal nieko nėra keista. Švedai jau atsisakė šito ir nusprendė, kad jiem gal geriau eiti su tuo keliu. Mačiau, Šonas Daišas, Evertono treneris, sakė, kad gal palikim tiesiog nuošalę spręst varui, o visą kitą tegul sprendžia teisėjai, nes kartais būna tų, kur teisėjas nepamato ten akivaizdžios nuošalės, nepakelia vėliavėlės ir tada jau labai apmaudu. Bet kai yra tokie centimetriniai atvejai, kur tu realiai tu negali ten matyti. 5 minutės ten tą centimetrą ar ten buvo. Aš žinau, ta kokybė irgi stipriai nukenčia. Žiūri, komanda įmuša įvartį, džiaugiasi, ten visi bėga, aš nežinau, ten
ir po to visi stovi laukia. Jo. Nes įmušęs įvartį net negali džiaugtis dabar, negali, turi būti ramus, laukti, kol tau pasakys tikrai įvartis įskaitytas ir tada pradėti džiaugtis. Viskas, taip nenatūraliai atrodo, kad, Žaidėjas nusirengia marškinėlius, gauna geltoną kortelę, sako, įvarčio nėra. Jo, ir dar vienas dalykas su VAR-u, kas jau čia iš seniai yra kalbama, tai kai yra, kad ir akivaizdi nuošalė, bet jeigu teisėjas leidžia tęsti epizodą ir ten dar visko labai daug gali nutikti, gali žaidėjai traumą gauti ir pastaraisiais sezonais buvo keli tokie atvejai, kur teisėjas leido tiesiog pagal tą protokolą pratęstą taką, nors tikrai matė nuošalę ir tada ten susidūrimas, trauma išneša žaidėją, bet ir to kaina yra labai labai didelė. Tai jo, su šituo užtrukom ir ką jūsų laukia dabar namuose Telšių Džiugas, mūšis dėl šiuo metu antros pozicijos turnyro lenteliai. Jaučiat, kad prieš Džiugą jau visai kitas yra požiūris, ne tik, nežinau, jūsų žaidėjų, sirgalių ir šiaip, ką daro Telšiai šį sezoną? Žinau, mane labai stebina, ne tik Telšiai, mane labai stebina, kaip Banga žaidžia ir Telšiai tai, iš vis ten, kur jie dabar yra, kiek taškų yra surinkę ir dar kiek jie dar vienom rungtynėm mažiau sužaidė, tai kažkas nerealaus. Tai didelis trenerio įdirbis, čia Telšiuose, Bangoje irgi, aš galiu pasakyti, tai viena iš tokių įdomiausių futbolų irgi žaidžia A lygoje. Tikrai žaidžia futbolą. Jie žaidžia su kamuoliu. Gerą futbolą tikrai žaidžia. Ir aš tą matau jau nuo sezono pradžios. Abi komandos. Jos abi žaidžia. Bet, ką Telšiai daro, aš sakau, man pakako pirmam rate atvažiuoti į rungtynės į Telšius ir pamatyti, tikėjus į mokyklą, pamatyti tą komandą, kaip jinai jaučiasi. Aš matau, jie atsipalaidavė, jie linksmi, aš matau, trenerio darbas, įdirbis yra labai didelis, komanda yra laiminga, o kai komanda laiminga, dar plus renka taškus, jinai gali labai daug. Tikrai, kai yra gera atmosfera, tai gali labai daug ką pasiekti toj lygoj. Plus, jie renka taškus, stabiliai renka taškus ir dabar paskutinės rungtynės, čia tik tai per pridėtą laiką prasileido įvartį, tai būtų, aš jau nežinau, kelintas, ten 5 ar 6 rungtynės iš eilės pergalės, tai kažką tai pasako. Taip. Kažką pasako, tai su ta gera emocija, su gera atmosfera tikrai labai galima daug parinkti taškų. Ir, susikomplektavo taip, labai įdomiai susikomplektavo. Prieš sezoną mažai kas kažko tikėjosi iš jų, bet aš manau, tai irgi labai stipriai matosi trenerio ranka, žaidimo stilius, ką jie nori, jie kantrus, jie gal nėra ta komanda, kuri daug sukuria tų momentų, bet jie, kaip ir treneris sako, reikia apsiginti ir įmušti, tą vieną, antrą galimybę įmušti, jie visą laiką turi ir, progų išnaudojimas, tai kažkas tai nerealaus. Nes jie, jeigu pasižiūrėtumėt jų expected goal, ar dar, jie tikrai neturi daug, neturi. Ir dar jeigu pasižiūrėtumėt expected goal, kiek jie galėtų praleisti, tai jie irgi, mažai labai jau. Jie labai mažai praleidžia. Jie turi daug sėkmės irgi. Tai parodo, kad jie turi sėkmės, o tai labai svarbu futbole, be sėkmės, nežinot. Daug tų tokių detalių atskleidėt jau šiek tiek, tas toks paveikslas kažkiek piešiasi jūsų futbolo filosofijos. O į ką jūs žiūrit? Pats esat žaidęs ir Eindhoveno PSV klube, toj pačioj Škotijoje, Dunfermline klube. Šiaip, kas jūsų yra futbolo, nežinau, mokytojai ar tokie, iš ko jūs įkvėpėjai, o gal tikslesnis žodis? Sunku pasakyti, turėjau aš skirtingų trenerių, visokių turėjau trenerių ir buvo tokių trenerių, iš kurių norėjai kažką tai pasimti, buvo tokių trenerių, kur galvoju, šito tikrai man kaip žaidėjai, man tas nepatinka. Gal tai, kad buvau žaidėjus, aš kažkiek žinau, kas žaidėjom patinka, kas nepatinka, kas man patikdavo, kas nepatikdavo. Tai irgi tas treniruotės tai bandai daryti, kad matytum, kad žaidėjas laimingas treniruotėse. Laimingas tai yra, kad jam tinka ir patinka tai, ką jisai daro treniruotės. O būtent, kai pradėjau vadovauti, kai pradėjau dirbti vyriausių trenerių, aš supratau vieną dalyką, tik tai, norint žaisti futbolą, tu turi žaisti futbolą. Kuo mažiau tų izoliuotų visokių pratimų, visur turi būti kažkokia kova, kažkur tai žaisti, ten skirtingi plotai, skirtingas žaidėjų skaičius, jie turi pastoviai žaisti ir treniruoti principus, treniruoti, tam, kad rungtynėse tai būtų iki automatizmo, jie atpažintų tos momentus ir stengtųsi juos išnaudoti. Persikėlėt rungtyniauti į Valdo Adamkaus sporto centrą.
iš tos treniruočių aikštės, kur labai jau čia visi peikia ją, bet kyla jau vis greičiau ir jūsų tie naujieji namai, tai kokia ten yra situacija ir kada jau tikitės? Nu, aš labai tikiuosi, nežinau, iki manęs informacija tokia ateina, kad jau rugpjūčio vidury kažkas tai bus jau, bus įmanoma, kad jau ten bus įmanoma žaisti atidarimo rungtynės. Jeigu tai bus tikrai įmanoma, tai būsiu labai laimingas, kad turėsim pagaliau savo namus, kur galėsime bazuotis, kur galėsime treniruotis tada, kada mes norim, kada galėsime daryti susirinkimus tada, kada mes norim ir aš manau, tai yra labai svarbu turėti tokius, kaip ir savo namus, kur tu gali jaustis jaukiai, o ne taip kaip dabar mes kaip čigonai, tai ten irgi treniruojamės akademijai, nors aš manau, akademija tikrai labai gera aikštė, jinai daug geresnė negu VDU, aš manau, bet, yra taip kaip yra ir taip yra nuspręsta, tai turim prisitaikyti prie tos situacijos ir, yra taip. Turėsite stadioną, kas dar ten bus, galit šiek tiek papasakot, nežinau, klub šopas, barą, gal turėsit kokį? Negaliu tiek papasakot, nežinau, kažkaip nekreipiu į tai daug dėmesio, žinau, kad ten yra stadionas, žinau, kad yra ten, toks specifinis stadionas, gal ten pagrindinė tribūna už vartų, tai irgi šitas momentas yra. Bet žinot, kaip Lietuva yra, tu atrodo nori daryti taip, kaip turi daryti, bet tau neleidžia, nes ten kažkam uždengs kažkokį vaizdą, kažkur kažkas tai neduoda galimybės ten pastatyti tribūną ar stogo neleidžia padaryti, bet yra tokia situacija ir reikia daryti, ką galima geriausiai iš to, ką mes galim padaryti ten. Tai bet kokiu atveju tai bus Hegelman namai, bus nedidelis, jaukus stadionas. Taip, bus kaip Dortmundo Borusija, pagrindinė vis tiek yra geltonoji siena už vartų. Tai bus čia mėlynoji siena. Ir ką, Andriau, mano toks gal pabaigai klausimas, jūs visada esate treneris, kurio tą komentarą po rungtynių yra malonu įsijungti, nes visada sužinai kažką, nes yra visose sporto šakose tokių trenerių, kur žinai, kad gali net nejungti, nes ten iš esmės nieko naujo neišgirsi. Ar taip buvo iš karto, kad jūs, taip, ką galvojat, daugiau mažiau tą ir kalbat, ar su laiku išsiugdėt ir kiek galbūt pačiam yra tas noras kažkiek pasakyti, kažkiek paedukuoti galbūt ir tą futbolo žiūrovą ir panašiai. Ar tai irgi yra įrankis, nes, pavyzdžiui, žaidėjai turbūt irgi perklauso, ar apie tai irgi pagalvojat, kad tai, ką pasakysiu, išgirs kažkas? Sunku pasakyti, vienas iš tokių pagrindinių dalykų, ką aš savo pasakęs, tai aš noriu būti teisingas ir man nėra problemų pasakyti, jeigu mes žaidžiam gerai, žaidėjom visą laiką pasakysiu, kad mes žaidžiam gerai, aš neslėpsiu ir nesakysiu ten, kad ten taip ar anaip, mes žaidžiam gerai ir viskas, parodysiu gerus momentus, parodysiu tą, ką aš noriu matyti, bet jeigu žaidžiam blogai, aš irgi visą laiką pasakysiu. Tai nebus taip, kad aš irgi bandysiu su tą situaciją kažkaip užglaistyti ar dar. Tai man yra vienas iš svarbiausių tokių dalykų, o tie interviu, be abejo, reikia patirties. Kuo daugiau interviu tu duodi, to laisviau gal tu kalbi, tas mintis tu reiškia. Ir, negaliu sakyti, kad aš vienas ten yra ir kiti treneriai įdomiai šneka, tai kažko tai tokio ypatingo ten nėra iš mano pusės. Esat kylantis treneris, turėjom čia mes tokius reitingus, mėgstam padaryti, čia turbūt susipykti su visais, bet arba kažką pradžiuginti. Jūs išrinkom tuo tokiu numeriu 1 Lietuvoje. Ką rinktumėmės, jeigu komandą savo burtume šiuo metu? Ir, turbūt Hegelmanas nėra jūsų ambicijų viršūnė. Pagalvojat, kur norėtumėt savo karjeros pabaigoje, kurį tašką norėtumėt būti padėjęs karjeros, jau užverčiant viską, ar tai rinktinė būtų kažkuri. Iš tikrųjų, labai sudėtinga planuoti kažką tai į ateitį, be abejo, norisi kažkur tai save išbandyti ir kitur irgi, bet aš tikiu vienu dalyku, kad kiekvienas žmogus, ar tai bebūtų paprastas žmogus, ar tai treneris, ar tai kažkokios specialybės savo ekspertas, jisai gyvenime visą laiką turi nors vieną galimybę kažkur. Ir aš tikiu, kad ta galimybė kažkur tai kažkada tai ateis ir man. Labai tikiu. Aš nesu toks susiciklinęs, kad aš laukiu, kada. Aš tikiu, kad jinai ateis. Ir jeigu jinai ateis, ir jeigu pavyks pasinaudoti, tai svarbiausia jinai turi ateiti. Tada jau priklausys nuo manęs, ar aš ją pasinaudosiu ar ne. Gal turės ir 2 galimybės, o gal ir neturės, nežinau.
paprasčiausiai nekvaršinu savo galvos ir nesu toks, kad, kada aš jau noriu ten ar ten. Nu, yra kaip yra, aš priimu tai kaip kiekvieną dieną, ten, kur aš esu, aš stengiuosi daryti geriausiai, ką aš sugebu ir noriu matyti kažkokius tai rezultatus. Kai aš juos matau, tai man džiugu. Žinau, kad tai irgi visą laiką nebus taip. Praeitų metų patirtis man irgi yra didelė patirtis, kad buvo ir blogesni laikai, bet, kaip sakoma, blogesni laikai, jie visą laiką praeina. Jie visą laiką praeina ir ateina geresnės dienos. Ok, ką, tai šitą gražią natą ir užbaigsim mūsų pasisėdėjimą Top Sporto lygos tribūnoje už vartų, šiandien galim taip sakyti, taikant į jūsų naujuosius namus. Ačiū, Andriau, kad apsilankėt pas mus, ačiū, kad buvot ir ačiū, kad įdomiai pasikalbėjom. Ačiū už kvietimą, malonu, antrą kartą pas jūs jau čia, man atrodo, ir sėkmės jums. Kalbėkit apie futbolą ir mylėkit futbolą. Iki. Ačiū.